like big butts and you cannot lie. Just can't deny. When a girl walks in the way so round to get your face and get sprung. Oi, lads. Tai va, čia yra No Real Pioneers. Ir čia vienas tikriausiai nematytas veidas, tai mūsų garso inžinierius Karolis, mano bendravardis. Šiandien atgrojom paskutinį koncertą savo savam bare, vos ne. Su šitų paskutiniu koncertu su šitų pasamų, su Mažvydu. Metai praėjo. Jo, 2 metus atgrojom, gerai atgrojom, gerų idėjų padarėm. Išsitaškėm. Laikas nepraėjo veltui, aišku. O Miglinas eina dirbti. Ir jo, Miglinas eina dirbti. Tai kodėl Mažvė išeina? Žodžiu. Interesų konfliktų. Nu žodžiu, Hebra mes esam gera, bet... Hebra gera, bet ne darbo aplinkoje. Jo, kažkaip biškinė. Tai geriau Hebra išlikti gerais draugais. Jo, geriau išlikti gerais draugais, negu susipyk dėl to, kad kažkas tiesiog nesikalba. Jo. Taip. Ateities planai. Susiras naują būgnininką, šito Pakeist šitą, įrašyt dainas, albumą ir varyti į Euroturą. Jo, Euroturą reikia. Reikia pagrot Flafest. Nu, Flafestą reikia, New Noise reikia. Reikia New Noise. Ir šiaip norisi biškai kur nors Prancūzijoje pagrot vis dėlto. Aš tai varysiu, vis kaip dėlto vis tiek. mūsų širdys ten. Kaip alkoholikas. Negrosi, bet kaip alkoholikas etatis. Ir važiuoju. Bet žinok, tu čia visų Chasing the Rice nesukiši. Pioneers. Tai buvo nerealus nuoširdumo, profesionalumo, kaip jie elgėsi su instrumentais, tokia sintezė. Antrą grupę iš viso pirmą kartą girdėjau, nes kiek girdėjau, sakė, buvo 3. koncertas šiandien. Jo. Bet irgi patiko, aš ne tokios muzikos klausytoja, bet neblogai.
vat, mano nuomonė. Antrosios grupės koncertas, sakykime taip, kad buvo ganėtinai techniškas. Labai nepriekaištingas, viskas tvarkojo, tačiau nuoširdumo trūko. Trūko nuoširdumo. Trūko jausmo, kažkokia tai vat gyvybė. Koncertas. Išgirdau grupę, kurią norėjau išgirsti. Naują grupę Chasing the Rise. Labai patiko. Kaip muzika, ar patiko muzika? Nu, sujaudino. Neslėriai, bet patiko. 3 žodžiai. Zajebys! Čia vienas žodis.